Labas, jau beveik vakaras visiems ir viena paskutinių diskusijų šiandien. Labai malonu matyti jūsų gausiai susirinkusius čia ir mes kalbėsime su nuostabiom viešniom apie grimo meną kine. Ir mums štai sėdinčia jaukiai sėdi Rūta Padvelskytė, plojimai ir Karolina Rukšnaitytė. Plojimai. Tiek Rūta, tiek Karolina yra dirbusios prie tokių didžiausių kino projektų tiek Lietuvos, tiek užsakomųjų užsienio. Tai gal aš trumpai pristatysiu, kad Rūta yra dirbus prie Černobylio, prie Jekaterinos ir toliau dar pasakysiu prie kurių ir jau daugiau nei 10 metų dirba kine. Taip. O Karolina prie tokių projektų kaip Vesper, kaip Trolių ferma ir kaip tokių užsakomųjų kaip The Forgotten Battle. Taip. Taigi, iš tikrųjų laukia įdomus pokalbis. Čia ką tik neseniai šitose kėdėse sėdėjo prodiuseriai ir režisieriai. Ir kai eilinis filmo žiūrovas renkasi kokį filmą pažiūrėti, tai turbūt ir žiūri, kas vaidina kine, kokie aktoriai, kas yra režisierius, gal kas yra prodiuseris. Bet kas dar dirba ir kokie žmonės ir kokie talentai dirba dar už kadro, tai bus labai įdomu susipažinti, jo labiau, kad jūsų patirtis štai yra rodomos kine. Mes kai kuriuos gal sustabdysim kadrus, kažką papasakosim. Tai pirmiausia, merginos, taip eiliniam filmo žiūrovui gal galėtumėte pasakyti, kuo tada grimas kine skiriasi nuo paprasto grimo, sakykime, fotosesijose, televizijoje, teatre pavyzdžiui. Kas yra tas kabliukas, kuo skiriasi? Tai gal pagrindinis skirtumas, sakyčiau, yra tas, kad dažniausiai fotosesijose ar šiaip mados grime pagrindinė užduotis yra sukurti kažką gražaus, o kine tikrai nebūtinai. Tai mes dažniau kūrėm iš tikrųjų purvą, kraują, kažką baisaus, negu kažką gražaus. Aišku, pasitaiko ir atvirkščiai, bet čia toks viena iš specifikų. Ir aišku, darbo sąlygos skiriasi labai smarkiai. Bet dar tas, kad kino grimas yra žymiai lengvesnis tekstūra, negu kad, pavyzdžiui, teatro, nes teatrą stebi iš toli ir ten gali labai grubiai dirbti. O kine, tai mes dažniausiai dirbam su mažai šepetėliais, kur ten gal tik tai tam tikrose vietose kažką reikia padaryti, arba ateina žmogus ir sakai, tu puikiai atrodai, viskas su tavim gerai. Tai fotosesijų jau taip nėra. Tai realiai galima pasakyti, kad kine jūs stengiatės, kad neatrodytų apskritai, kad žmogus yra pagrimuota, kad to grimo realiai nesimatytų. Jūs grimuojat, kad niekas jo nematytų, taip? Ne visada, bet yra ta siekiamybė, jeigu, pavyzdžiui, istorinis filmas. Nes turbūt daugelis, kurie žiūri filmus istorinius ir mato grimą, tai šiek tiek nervina. Nes toks, kur, taigi taip nebuvo. Tai tą reikia įvaldyti. Ok, supratau. Gerai, o dabar jeigu taip šiek tiek einant tolyn ir jeigu mes norėtume susipažinti nuo idėjos, sakykime, grimo, ar ne, įvaizdžių iki jau darbo kino aikšteliai. Kaip visas tas kelias vyksta? Kas sugalvoja įvaizdžius? Kas sugalvoja, kaip tai turėtų atrodyti? Ir kaip tas kelias nueina iki darbo jau pačioj kino aikšteliai? Tai idėjos generuojamos yra paprastai kartu grimo dizainerė su režisieriais. Neretai tos idėjos, aišku, dar remiasi į prodiuserius, bet pagrindė režisieriai, jie daugiau iškomunikuoja savo idėją, ko jie norėtų, o mes tada kaip grimerės, grimo dizainerės pasiūlom kažkokius tai variantus tų įvaizdžių. Ir tada jau prasideda procesas, tiesiog apsvarstymai, kas įmanoma, kas tinka, ir komandos visas surinkimas. Ir visai ilgas tas kelias yra tas pasiruošimas yra ilgesnis negu pats darbas aikšteliai, neretai. Bet čia ir susimaišo ta režisieriaus idėja. Nėra taip, kad jis pasako, kaip nori, kad būtų ir tu turi įgyvendinti, bet tu duodi savo idėjas, tai aišku persimaišo ir tavo asmenybė, bet kartu dar ir aktoriai prisideda.
Būna, kurie ateina, kurie labai ryškiai žino, kaip jie nori atrodyti, arba su tokia labai aiškia idėja, kas jiems padėtų įgyvendinti jų charakterį. Tai aktoriai turi įtakos grimui, sakykime, jie gali jums paaiškinti, nežinokit, aš su tokiu grimu neįsiu. Arba aš noriu čia dabar iškių antakių kažkaip tai labai. Šiaip tai pasitaiko, bet kartais mūsų darbas įtraukia ir tą psichologiją, būtent pakalbėti su aktoriumi, nes tikrai jų norai ne visada sutampa su personažu, kurį jie kuria kažkokiam filme ar seriale, tai neretai mums tenka juos perkalbėti, bet jo, šiaip įtakos turi. Karolina galėtų papasakoti. Finale juk jie eina vaidinti. Jie turi gerai jaustis. Kad ar atrodys gražiai ar ne, priklauso. Bet vis tiek jie turi gerai atrodyti ir jaustis savy gerai, nes mes matom pirmiausia juos. Tai iš mano patirties tai mes labai daug komunikuojam su aktoriais. Labai tą psichologinį tokį momentą pakalbėjot, nes, nežinau, kiek aš sėdžiu prieš eterį, pavyzdžiui, Grimerės kėdėj, tai man yra toks su jie pakalbėti, toks yra nusiraminimo momentas. Kiek jūs esate psichologės ir ar aktoriai nori bendrauti tuo metu, kai vyksta grimo procesas? Ar jie kaip tik labai jaučiasi, skaito skriptą ir mokosi tekstą? Kaip dažniausiai vyksta? Šiaip būna visaip, nes dažniausiai filmavimai vis tiek ilgai ganėtinai trunka, tai būna dienų, kai mes turim praeiti visas tas aktorių natūralias nuotaikas, nes būna, kad jie ateina pikti arba tiesiog nori ramybės ir įsideda ausinės ir mus skaito skriptą arba kartojasi žodžius, kartais net būna sudėtinga grimuoti, nes jie tiesiog repetuoja kokią nors ten intensyvę sceną ir rėkauja ir mes ten su tais teptukais aplinkui bandom sukiotis ir padaryti vis tiek tą savo darbą. Bet aš manau, kad gana svarbu išlaikyti tą gerą atmosferą su aktoriais dėl to, kad grimas viena iš pirmųjų vietų, kurie ateina ir mes kaip ir paruošiam juos tai dienos pradžiai ir tai filmavimo dienai, tai jeigu grimerinė atmosfera nelabai gera, tai aš manau, kad aktoriai vis tiek dalį jos išsineša. Šiaip neretai jie ir ateina atsipalaiduoti pas mus. Pašnekėt, pajuokaut kažką, nusimt tą įtampą gal prieš. Nes ten ir yra jų ta tokia zen būsena, kur jie ateina arba su mumis pasišnekėti, arba tarpusavį su kolegom. Ir mūsų tikslas ir yra tas, kad jie tenais ir jaustųsi gerai, kur nešnekėti per daug, arba jeigu nori, tai gali paplepėti. Dažnai jie klausinėja, o ką tu čia dabar dėti, ką tu čia darai, arba kaip tu ir sakei, tiesiog kartojasi skriptą, bet labai reikia jaust žmogų. Tai man atrodo, čia mūsų didžiausia misija, kad pajaust, kokia yra nuotaika tą dieną jo. Ir nuo to priklauso, kiek kalbi. Supratau, gerai. Dar iš karto užbėgant už akių, jeigu kas norėsite iš auditorijos, tai drąsiai yra mikrofonas ir galite bet kada atsistoti prie jo ir užduoti klausimus mūsų viešnioms. Tai drąsiai skatinu jūs paklausti, ko norisi. Ir dabar grįžtant jau į tą kino procesą, kino gaminimo procesą, yra grimo departamentas, kaip įsivaizduoju, ar ne? Kiek glaudžiai jūs bendraujate su kitais departamentais, taip kaip scenografais, su kostiumo dizaineriais, kad visas tas vizualinis pasakojimas įsiskaitytų, persiskaitytų visas vizualinis. Kiek glaudžiai jūs bendradarbiaujate, ar turit kažkokių bendrų mytų ir kaip apskritai vyksta veiksmas tarp jūsų šitų departamentų? Tai tie visi mytai dažniausiai būna pasiruošimo, prieš projektą viskas vyksta. Tai taip, mes turim labai daug visokių ir online mytų, ir visokių kitokių dalykų, kur vyksta aptarimai. Labai glaudžiai visada bendraujam su kostiumu, aišku, dizaineriais, nes vis tiek mes kuriam bendrą įvaizdį ir negali grimas, šukuosena ar perukai eiti visai kitą pusę negu kostiumai. Tai čia turbūt, kad mūsų glaudžiausias ryšys yra su šituo departamentu, o paskui aikšteliai viskas būna kiek kitaip, nes viskas būna jau paruošta, jau surepetuota. Tai toks tiesiog būna paskutiniai pasižiūrėjimai, kad viskas atrodytų taip, kaip ir buvo planuota. O šiaip jo, tai manau, kad gal kostiumai daugiausia, aišku, režisieriai, visa kita, bet ten jau būna viskas aptarta, tai manyčiau, kad kostiumai yra tas departamentas, su kuriuo pagrinde ir kuriam tą įvaizdį kartu. Man atrodo, kad tau pasiseks kaip grimeriui, jeigu tu gerai sutarsi su kostiumais, nes mes padedam vieni kitiem. Nes, pavyzdžiui, gal man reikia plaukus kažkaip paslėpti už to kalnieriaus, bet man reikia atsiklausti kostiumų. Jeigu nesutarsi, tai kažin kaip bus, bet tai kostiumai tikrai mums yra turbūt artimiausi. O būna ginčių, kad ir nesutarėm, kaip ten tos plaukus paslėpti po kalnierium?
bet, nu, tai tada jau sukiesi kažkaip kitaip. Vis tiek kompromisus turim rasti. Jo. Nu taip, dėl vieno bendro projekto, ar ne, viskas vyksta. Ir jeigu taip gilinantis į jūsų darbo dieną, tai kaip atrodo jūsų darbo diena, kokio ilgio tos pamainos, kiek ilgiausiai esat, sakykime, išstovėję prie aktoriaus, ar apskritai gal yra kiek daugiausia žmonių yra tekę nugrimuoti per vieną pamainą, kokio ilgio jos yra ir va, tie sunkiausi dalykai. Geras klausimas. Ilgiausia pamaina, šiaip kokią esu dirbusi, buvo 22 valandos. Non-stop. Non-stop. Bet čia va tokia vienetinė, o šiaip tai paprastai būna minimum 12 valandų, dažniausiai, neretai bent jau būnam pirmosios, kurios ateina, nes kai jau viskas prasideda, jau aktoriai turi būti paruošti, tai aišku visada priklauso nuo filmų, nuo grimo, kurį mes darom, ar ten yra daug perukų, ar veido dažai, kaip čia buvo per tą heavy trip, tai kartais užtrunka ir kelias valandas paruošti aktorių, tai prailgsta ta mūsų darbo diena. O ilgiausia, kiek praleidom prie vieno aktorius, tai buvo per Černobylį. Ten dirbo ganėtinai didelė komanda, vadinasi BGFX, kai kūrėm tą viso kūno prostetiką, tai tenai aktorius grimas užtruko apie 8 valandas, vien grimas. Tai turbūt va čia ilgiausias. O šiaip sakyčiau, visada būna apie, nežinau, iki valandos ar porą valandų ilgiausiai. Apie Černobylį mes tikrai dar prieisim pakalbėti, nes labai įdomu ir tikrai neeilinis projektas. Gerai, Karolina, kiek tau, kokios tavo yra pamainų skaičiai, valandos ir taip toliau? Tai aš nesu ten 22 valandų dirbus, tikrai. Bet yra ten kur 17, bet irgi čia yra tokie vienetiniai atvejai, 12 tikrai yra standartas, bet man atrodo mūsų diena prasideda dar prieš atsikeliant, nes gauni kol šitą ir galvoji, kelintą čia man valandą keltis, ar čia tikrai nusistačiau žadintuvą, kur reikės važiuoti. Ir tas toksai, ta įtampa jau yra prieš atsikeliant, bet aktoriams mes šiaip niekada neturim labai daug laiko. Nebent ten jau tikrai speciefektai, bet šiaip yra 40 minučių valanda toks standartas, jeigu jau tikrai turi kažką tai labai daug padaryti. Tai mes turim greit dirbti. Taip. Jo, labai svarbu šitas. Tai paprastai būna iki valandos. Nėra laiko labai krapštytis ilgai ir... Gerai, o tai koks yra kiekis aktorių didžiausias nugrimuotas per vieną pamainą? Labai priklauso, ar dirbi su masinių scenų aktoriais ar su pagrindiniais aktoriais, nes pagrindinių aktorių dažniausiai nebūna tiek daug. Turbūt kokie 8, 9, taip iki 10, sakyčiau, tada per vieną pamainą. Ir dar priklauso, ar moteris, ar vyrai. Nes, pavyzdžiui, aš dirbau Hilmui ir ten būdavo 6 moteris visą laiką. Tai, tikrai mes eidavom porą valandų anksčiau prieš pamainą, jas visas grimuoti, nes jos visos turi būti laiku paruoštos. Tai čia tokie niuansai. Bet jeigu, pavyzdžiui, pradedi dirbti su masinių scenų aktoriais, tai jų gali būti ir 200. Bet tada ir visus reikia labai greit, taip, tada jau ir kiekis grimerių, ar ne? Taip, tada ir komanda daug didesnė automatiškai. O tada dar norėjau paklausti, gal jau eikime prie atskirų projektų ir čia mes matome daug šotų jau iš jūsų darbų ir gal tada prie to Černobylio. Labai įdomu, Rūta, koks tavo ten buvo konkretus darbas, ką tu grimavai, ar pagrindinius personažus, kiek prisidėjai prie to tokio visiškai specifinio grimo, tai radiacijos, tų nudegintų veidų ir kaip ten viskas vyko? Dabar atrodo, kad jau taip seniai jau vyko tas projektas. Aš buvau, ten buvo vienas mano pirmųjų projektų, tai aš ten buvau trainee ir Prosthetics Junior Assistant. Aha, tai dabar jeigu išvertus į lietuvių kalbą, kas tai yra? Net nežinau, kaip tiksliai išversti. Trainee gal kaip asistentė, kažkaip va taip panašiai. Grimerės asistentė. Pagrindinės grimo komandos, kuri dirbo su pagrindiniais aktoriais asistentė ir Prosthetics Junior Assistant, tai kad aš tiesiog irgi padėdavau ir asistuodavau tai komandai atskirai, kuri darydavo prostetiką. Tai yra visi tie nudegimai ir jau tie rimtesni prostetikos reikalai. Tai jo, buvo įdomu, labai daug išmokau, bet ir buvo labai sunku iš tikrųjų. Kiek žmonių dirbo apskritai prie viso? Kiek grimo departamentas apskritai ten žmonių turėjo? Pagrindinė komanda, kuri kasdien dirbo su pagrindiniais aktoriais, ta komanda, irgi vėl angliškas terminas vadinasi generic makeup, tai tas kasdienis grimas turėjo 5 žmonės iš viso.
Ir tada dar buvo atskira komanda, kur buvo apie 15 žmonių vien prostetikos, nes ten yra labai daug atskirų rolių. Yra ten, kurie tiesiog lieja silikoną, yra kurie jį dažo, kurie jį klyjuoja. Tai man teko garbė būti ir asistuoti jiems visiems žmonėms, nes kartais tai būdavo tiesiog klyjų palaikymas jiems, bet tiesiog stebėtai, ką jie daro, buvo labai labai nuostabi patirtis. Nes neeilinis projektas, tiesiog tai dažnai taip nebūna, ar ne, kad Taip, reikėtų taip. tokio grimo specifinio. Tikrai taip, jo, aš sakau, iki dabar labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę iš jų mokytis. Ir kiek pamainų viskas vyko, visas filmavimas, kiek tu dirbai pamainų tenai? Visas filmavimas buvo 1,5 metų, kiekvieną dieną išskyrus savaitgalius ir be tos intensyviausios scenos, tų radiacinių nudegimų, mes jas nufilmavom per kažkur 2 savaitės. Lietuvoje ar kur vyko veiksmas? Beveik visas filmavimas vyko Lietuvoje, dar buvom šiek tiek laiko išvykę į Kijevą, Anglies kasyklą, šiaip įdomių visokių lokacijų buvo ir kiek pamenu viskas. Pagrindė buvo Vilnius ir Kijevas. Ok, gal yra klausimų būtent iš šito? Taip, matau. Sveiki, aš norėčiau šiaip paklausti, kaip įsitvirtinti pačioje kino industrijoje ir kaip pradėti dirbti tuose filmavimuose aikštelėse, kaip tiesiog šitoje industrijoje įsisukti. Aš manau, kad jeigu kalbant apie grimą, tai turbūt geriausias kelias būtų pradėti nuo antraplanių aktorių. Galbūt rasti, tiesiog ieškoti grimerių kontaktų, nes mes tikrai neretai ieškom žmonių į pagalbą, tiesiog kur būna daug masuotės, kurią reikia paruošti. Tai aš manau, kad čia toks geriausias kelias su visais susipažinti ir apskritai suprast, ar tikrai šitas darbas yra tau, nes čia yra labai labai svarbu. Dar galima ieškoti mentoriaus. Irgi bandyti rašyti kokiai nors grimeriai, kuri dirba nemažai kine ir galbūt tiesiog pradėti nuo to, kad eisi mokytis. Tai tada randi žmonių, susipažįsti su kitais ir iš tikrųjų, gerai Rūta sako, pirmiausia pamatai, ar tau patinka, nes tikrai ne visiems patinka. Paprastai įsivaizduoja kitaip šiek tiek žmonės šitą darbą negu jo realybė, nes kartais yra tikrai sudėtinga ir tos pačios darbo sąlygos yra sudėtingos, tai jo reikia tikrai suprasti, ar čia tavo dalykas. Bet mokytis, na sakykime, kur to galima mokytis? Tu mokaisi paprastai grimo, paprastai makiažus daryti ar ne pradžioj ir tada tu eini į kiną. Kur galima Lietuvoje, nes yra grimo akademija ar kažkoks grimo universitetas, nėra dar, ne? Kur žmonės paprastai to gali išmokti? Aš mokiausi grimo akademijai, bet ten yra neilgi tie mokslai. Tu, Rūta, buvai išvažiavusi į užsienį mokytis. Taip, aš mokiausi grinai kino grimą. Ir Kurioj mokiausi šaly? Anglijoje ir mokiausi Birmingeme. University College Birmingham ir tenai mano pati programa vadinosi Specialist Hair and Media Makeup, tai ir buvo kaip tik nukreipta į filmų grimą konkrečiai. Bet Lietuvoje grimo akademija, aš manau, kad arčiausia to visus pagrindus duoda. Arčiausia, ne. Iš tikrųjų, jeigu taip labai atvirai, tai tu išeini ir žinai kažką tai tokiam, taip apgraibom. Bet tada viską išmoksti pats Praktikai. ir praktikui. Tai man labai pasisekė, nes mano dėstytoja kažką turbūt pamatė, kad aš galiu dirbti tam kine, nes aš labai norėjau ir ėjau su jai į praktikas. Tai va taip patekau į kiną. Tai čia irgi lygiai taip pat, turbūt jeigu būčiau nesusipažinus tą dėstytoją, tai sunkoka būtų. Bet Lietuvoje turbūt nuo grimo akademijos reikėtų pradėti. Ok, gerai, keliaujam toliau ir Karolina, tavo vienas iš projektų, tokių irgi didesnių, tai fantastinis filmas Vesper. Kaip tu ten patekai ir kokie buvo iššūkiai filmuoti, nes tai yra fantastinis. Tai vėl, ar ne, iš kur semtis idėjų grimui, kai, nežinau, kai viskas yra išgalvota, kai nėra tų realių personažų. Tai kaip ten sekėsi, kaip visas darbas vyko? Tai aš ėjau kaip make-up artist ir aš visą laiką esu komandoje su tokia make-up dizainerė, Eglė Mikalauskaitė Gricienė, turbūt kai kurie gal žino. Jis labai daug metų dirba kine ir mes labai esam susidirbę, tai kažkaip einam kartu visą laiką į projektus. Tai Vesper taip ir atsirado, tai aš ten jai irgi padėjau daug. Ten buvo tas, kad ne pats grimas turbūt buvo sunkiausias, bet mes ten darėm ir lėles pagal aktorius, nes ten skendo žmonės, tai žmonės neskeso, nes buvo labai šalta.
Ir irgi buvo daug spec-efektų ir tokių dalykų, kur iš tikrųjų tu net nežinai, kaip tai gali atrodyti, bet yra Grimmerės galvoj ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galėjau jai padėti gyvendinti tuos dalykus. Nes ten visokie gydantis. Taip, tie visokie plevelės gydančios ir net kažkokie silikoniniai, kaip jūs sugalvojat viską. Tai aišku, kažkiek, ar ne, kaip ir pradžioje sakėt, kad yra režisieriaus idėjos aptariamos su jumis ir tada jau einam į kažkokią gamybą tų dalykų. Jo, ir ten buvo daug gamybos, nes labai ilgai buvo ieškota, kaip ta plevelė gali atrodyti, kuri gydo ir taip toliau. Ten iš tikrųjų, aš buvau įtraukus dar vieną savo draugą, kuris tatuiruočių meistras iš tiesų, bet jis padėjo nupiešti ten tokias, kaip, turbūt daug kas žino, kaip žmogus atrodo nukirstas žaibo ir ten turi gražius tokius randus. Tai tie buvo nupiešti. Tai tas projektas buvo tokių ir kitų žmonių iš šono įtraukimas, kas labai smagu. Ir ten labai režisierė irgi žinojo, ko nori. Tai mes to ir ieškojom. Manau, kad visai sekėsi. Tikrai sekėsi. Tikrai iš rezultato galim sakyti, kad sekėsi, bet apie tą gamybą visokių dalykų aš visada norėjau sužinoti, kaip pagaminamas yra kraujas. Kad jis būtų natūralus, natūraliai atrodantis kine, iš ko gamina, gal jūs žinot. Turbūt labai nenustebinsim, bet perkamės tą kraują, jis jau yra pagamintas, mes jį perkam, yra specialūs brandai. Aišku, yra kas gamina, man atrodo, iš cukraus ir nepamenu, ką tiksliai naudoja, bet įmanoma želatina, cukrus, yra kažkaip toks savadarbis. Gali pats pasigaminti savadarbį namuose kraują. Taip, tikrai įmanoma, bet mes paprastai perkam, yra jau tiesiog patikrinti prekiniai ženklai, kur žinom, kad tikrai gerai atrodys, žinom, kaip veikia, kokia tekstūra ir tiesiog jau atidirbta su jais ir tiesiog taip yra paprasčiau. Tai nes ir spalvos skiriasi, ten veninis, arterinis ir taip toliau, tai taip reikia dar šitos dalykus žymiai paprasčiau negu pačiam virt. Bet ir šiaip yra ten kraujas į akis, kraujas į burną, kurį tu gali valgyti, kurio negali. Tai dar kraujai skiriasi. Gerai. Grįžtant prie Vesper, filmavimas truko apie porą-trejetą mėnesių. Porą-trejetą mėnesių. Su viskuo, jo. Šiaip nebuvo labai ilgai, bet buvo labai daug naktinių pamainų ir buvo šalta ir buvo sudėtingas iš tikrųjų projektas, bet labai daug geros patirties davė. Tai vat apie tą šaltį ir norėjau paklausti, kadangi televizijoje ar teatre Grimmerės pakankamai ramiai šiltai gyvena, jos turi grimerinės, turi geras lempas. Kur jums sunkiausia yra tekę grimuoti, pačios sudėtingiausios sąlygos, nežinau, kad tiesiog po kokią ten, nežinau, pušelę ar kuo, ar lyjant, ar sningant, kur buvo tas, kad kaip man čia dabar pavyks viską suvaldyti? Man atrodo, čia bet turėsim daug ką pasakyti, bet mano turbūt sudėtingiausios sąlygos buvo, kai teko grimuoti Suomijos šiauriai, Utsjoki už poliarinio rato ir ten buvo -40 ir mes turėjom pamainas lauke. Tai čia sudėtingiausias sąlygos. Aišku, pagrindinį paruošimą aš aišku darydavom bazį, tai šiltai viduje, bet paskui užtrukdavo kokią ten 20 minučių apsirengti visus sluoksnius ir išvažiuoti į aikštelę ir tenai jau tada pagal tam tikras taisyklės apsirengus, buvo galima irgi ten kažkiek tai laiko praleisti lauke, tada eiti vidų ir panašiai, bet su grimu nebuvo baisiai sudėtinga, užgrimavom, paleidom, užšalo grimas ir viskas okei. Atitirpti nereikėjo, ar ne? Taip, tiesiog jisai buvo vietoj. Bet jūs nugrimuojat, bet aikštelėje vis tiek jūs esate ir visada taisot, kada jau kažkas yra iš šono negerai, tai visada jūs esat šalia ir prisikviesti galima. Gerai, -40, man šitas kažkaip neiškrenta iš galvos. Taip, Karolina, kur tau buvo taip sudėtingiausias? Tikrai ne taip blogai, bet aš praeitais metais 6 dienas praleidau ant vandens katerį lapkričio pabaigoj ir, žodžiu, buvo scena, kur aktorius nuogas, čia didelė žaizda ir jinai nuplyšo, aišku, ir man reikėjo ją iš naujo užklijuoti ir viskas... Katerį. Į katerį. Aktorius beveik nuogas, stovi miegmaišį. Viskas sušalę, mano rankos irgi nejuda ir nieks nelimpa, nes klijai nelimpa šalti. Tai kažką ten, kažkaip suklijavau
ir paleidom. Nu, žodžiu, ten buvo labai blogai. Aš ten visiems dievams meldžiausi, nes ten nieks nelimpa. Tai, bet paskui gali tiesiog juoktis iš tokių situacijų. Nes yra ką papasakoti dabar mums, ar ne, visus tuos. Ok, sakai, kad buvai Suomijos šiauriai? Taip. Tai gerai, o kur dar kokiuose šalyse esat buvusios, kokie projektai, ar yra tekę, ar daugiau Lietuvoj, ar dar užsieny yra tekę padirbėti? Turbūt dažniausiai tai tenka lankyti Skandinavijos šalyse, Švedija, Suomija, nes neretai tie užsakomieji projektai būna pas mus, tai dalį, pavyzdžiui, važiuojam pafilmuoti į Stokholmą ar ten į Helsinkį ir kitą dalį tada didžiąją filmuojam Lietuvoje. O šiaip iš įdomesnių vietų, gal Kroatija, vat su Clark filmavimu Netflix'o teko būti Kroatijoje, tai čia tokia jau buvo ta tokia smagesnė lokacija, kur nereikėjo šalti ir buvo visur gražu ir smagu ir tai va toks, jo. Jo, mano išvažiavimai tai irgi Skandinavija daugiausiai. Mes su Hilma mėnesį Stokholme gyvenom. Tai, o šiaip tai vis tiek dažniausiai pas mus visi atvažiuoja. Tai. Gerai, dabar kitas dar klausimas. Ar esat pastebėjusios, kad kine grimas kažkaip po to padaro įtaką žmonių kasdienybei grime? Na, sakykime, kažką kine grimerės išranda tokio, kad po to žmonės tai perkelia į realų gyvenimą. Kažką pradėjo naudoti, nežinau, blizgučius, dar kažką, nu, tokio, kad, okei, dabar mes naudojam šitą. Čia turbūt tai Euforija labai viskas Serialas, eina. ar ne, šitas? Jo, tai aš ant savęs blizgučius naudojau visą laiką, bet man žiauriai faina, kad gali pamatyti tą kine. Nes dažniausiai mes to nematom. Ir tas Euforijos serialas buvo toks kaip kino pakeitimas man, nes mes dažniausiai bijom šito. Mes bijom spalvų kine, nieks jų nenaudoja, nebent jau labai kažkas, nu tu dabar juodai baltą darai čia tą filmą, kur ir šiaip crazy ten dalykų buvo, aš ėjau Rūtai padėt. Ir žiauriai džiaugiausi, nes ten galima buvo taškyti spalvom, daryti visokius crazy dalykus. Ir aš manau, kad gal po truputį persilaužė, kad galima tą gyvenimo make-upą perkelti ir į kiną daugiau. Nes, nu, žiauriai smagu. Čia būtų mano svajonė, iš tikrųjų, tokiam filme padirbti, kur aš galėčiau pasireikšti. Kur galėtum pasireikšti, ar ne, ir tas spalvas įnešti. Taip. O kodėl kine nėra tų, nu taip atrodo, reikia natūraliai, ir ne, kodėl taip kine bijoma yra tų grimo spalvų, ryškių kažkokių gal įvai? Gal nesinori atitraukti dėmesio tiesiog nuo to, kas vyksta, tarkim, seriale, jeigu būtų pagrindiniai aktoriai su labai daug blizgučių visada, tai atrodytų, kad filmas arba serialas yra apie tai ir kad čia kažką mes bandom tuo pasakyti. Tai už tai reikia visus sprendimus labai visada apgalvoti. Reikia apgalvoti, ar tu nori tą grimą nukreipti žiūrovo dėmesį ar ne. Nes yra, pavyzdžiui, Heavy Trip buvo tikrai pora personažų, kur mes norėjom būtent į grimą kreipti dėmesį, tai ten ir turėjom galimybę pasireikšti, bet tikrai ne visur taip yra. Tikrai retai. O ar tu minėjai, kad filmavai dabar juodą baltą filmą, ar ne? Dirbai prie... Ne, ten tik grimas juodai baltas. Ai, grimas, aš pagalvoju, toks klausimas, ar skiriasi tada grimas, jeigu tu žinai, kad filmas bus nespalvotas. Šiaip jo skiriasi. Skiriasi, ar ne? Labai skirtusi. Ok, įdomu. Dar kitą apie skirtumus kalbant, darbas lietuviškoj produkcijoje ir darbas užsienyje, sakykime, jeigu yra Netflix'o serialas ar HBO serialas ir darbas su lietuviais, ar skiriasi kažkas? Nu, nekalbu apie honorarus turbūt, nežinau, bet apskritai kultūra, gal kažkokį pačios pajuto skirtumą, kad ir grimo departamente, sakykime, kur dirbat? Man tai žiauriai skiriasi, nes man su lietuviais, su lietuvių produkšnais dirbti, tai kaip tu dirbi kaip su draugais, kaip su šeima. Toks, kur nes visi pažįstami esame. Mes puikiai vieni kitus suprantam. O kartais dirbant su užsieniečiais mes nežinom, iš kokios jie mokyklos, kaip jie pratę, gal jiems tai yra normalu, kas mum ne. Ir man atrodo, kad tada reikia žymiai daugiau laiko, kol supranti viską. Kaip čia, kokios čia dabar žaidimo tos taisyklės yra. Tai man ar užsienio projektas, ar Lietuvos, tai yra lygiai taip pat fainai.
Bet paprastai net ir tuose užsienio projektuose mes vis tiek dirbam su lietuvių komanda, nes mes į tos projektus patenkam per lietuvių production, ar mes ten dirbam su žmonėm iš tų productionų, tai mes ten tokią vis tiek turim kaip savo šeimą sukūrę ir kiekvienas projektas sukuria naują tą šeimą su naujais šeimos nariais, nors žmonės tiesiog visada būna tie patys, bet keičiasi, nežinau, ar suprantat, ką turiu omeny, bet tiesiog iš tos bendruomenės vienam projektui dirbi su vienais, kitam su kitais, bet visada tie žmonės yra savi, tai labai smagu, nes vis tiek padeda palaikyti tą atmosferą ir vis tiek jauti, kad turi kažkokį tai savo pagrindą tenai ir tada nebesvarbu, kas ten atvažiavo ar kas dar dirba, kai turi tiesiog pusę komandos, kurią tu jau žinai ir tikrai labai geras jausmas yra. Tai visą tą procesą, kai jūs filmuojate, iš tikrųjų tampat šeima ir susibendraujat ir tiesiog viskas tvarko, ar baigėsi projektas ir važiuojam kiti žmonės, kiti projektai. Ar atsiranda draugų? Atsiranda draugų. Be abejo, ta prasme, mes esam neretai priversti tapti draugais ir šeima, nes mes praleidžiam, net negaliu sakyti, kad daug laiko kartu, mes praleidžiam realiai visą laiką kartu. Ir paskui taip nutinka, kad nežinau kaip pas kitus, bet bent jau mano aplinkoje, mano visi draugai ir yra iš tos pačios industrijos. Ar yra kažkoks brangiausias projektas, kur tai prisimeni su tokia nostalgija ir nežinau, tokia meilė ir šiluma, kai, sakykime, koks jums buvo pats, ar tas pats pirmas, kuriame dirbote, ar kažkoks ilgiausias, ar nežinau, koks kuriai kiekvienai, kuris buvo projektas toks tasat? Man tai gal Hilma, nes režisierius, aš kai sužinau, koks bus režisierius, man buvo toks, taigi čia, wow, aš taigi jo filmus paauglystį žiūrėjau. Ir tas, kad mes paskui labai daug laiko praleidom kartu ir aktorės, tiesiog, kaip Rūta sakė, jo tampa draugais, tai tos aktorės tiesiog buvo tokios geros širdies ir jos vis dar kartais mums parašo. Ir tas toks, kur, žiauriai miela, žiauriai geras projektas, labai daug buvo sunkumų, bet... Pavyzdžiui, kokie, mums įdomu, tie sunkumai, jeigu taip užsimintum, kas ten buvo? Buvo tas, kad aktorės pradeda vaidinti filmo pradžioj, kai jos yra jaunos, bet jos vaidina ir kaip sensta. Tai mums jas reikėjo sendinti. Ar sunku pasendinti žmogų, moterį ar vyrą, nežinau, moteris ar ne, sendinot? Turiu labai subtiliai tą daryti, bet ir šiaip, kai sėdi moteris ir tu turi ją sendinti ir jau žiūri į save veidrodį, yra tas toks, kur, o ne, kodėl tu man taip darai? Bet yra sunkumų tą išlaikyti, kad vis tiek eina metai, turi atkreipdėmėsi, kiek čia pasentų ir taip toliau, bet sunku atrasti tinkamas priemonės dar iš tikrųjų. Kiti priklijuoja prostetikus, prostetikai matosi. Prostetikai tai eiliniam žmogui, kas tai yra, jeigu taip jau... Specifektai. Mačiau nuotrauką, dabar matosi, kaip jie gaminami, tokie silikono gabalai, kuriuos klijuojam ir įblendinam tos kraščiukus, kad atrodytų kaip žmogaus odos ir kūno dalis. Ok, ir tada uždažot, ar ne, viską čia supratau. Prostetikai, supratau, gerai. Čia iš Černobylio jau galima, ar ne, pamatyti. Čia irgi, pavyzdžiui, yra užklijuotas toks kaip silikono gabalas, įlietas į odą ir uždažytas, išpaišytas. Čia irgi, tarkim, ta akis, čia viskas yra silikonas. Kiek trunka nusimti aktoriui tokį grimą? Nes viena yra užgrimuoti. Tenai, sakykime, jeigu Černobylį kažkam teko grimuotis 8 valandas, ar ne? Tai kiek nusimti tokį grimą? Nuėmimas užtrukdavo apie valandą, nes ten būdavo ką nuimti ir šiaip visų pirma reikia nesužaloti aktoriaus nuimą, nes ten viskas priklijuota vis dėlto, bet tikrai ne visada taip yra. Paprastai, šiaip sakyčiau, apie 15 minučių, jeigu tai nėra ten pilno kūno prostetika. Rūta, tavo brangiausias kažkoks tai darbas, kuriame tu dirbai? Turbūt, kad paskutinysis Heavy Trip. Kažkaip labai jaučiausi atradusi savo žmonės ir savo komandą. Ir aktoriai kūrė tiesiog nuostabią atmosferą, su jais labai susidraugavom ir manau, kad dar ir liksim draugais bent jau kurį laiką. Tikrai tiesiog labai šilta ir gera atmosfera buvo. O jūsų kiekvienos istorijos, kaip jūs sugalvojot pasukti grimą? Bet čia toks klausimas, kuris gal turėjo eiti pradžioj, bet jau eina į pabaigą. Nežinau, kaip sugalvojot, kad, nes
Karolina, mes susitikom, mes esam baigusios tą patį dalyką, mes mokėmės teatro edukologiją, teatro pedagogiką ir kur aš nusukau ir kur Karolina nusuko. Tai kaip sugalvojai teatro žmogus pasukti į kiną? Kaip sugalvojai? Ne iškart po teatro. Buvau viską metus, kas susijęs su menu ir sakiau, viskas, man čia nieko nebereikia, išėjau virt kavos ir tada pasiilgau meno ir kažkaip atradau tą grimą, nes aš iš tikrųjų iki 22 metų net nesidažiau. Tai va, norėjau paklausti, ar ne, ar tu paauglystėj, ar kažkaip mėgai dažytis, ar ne? Ne, buvau visiška naturalistė. Okay. Tai kažkaip tiesiog pasiilgau meno ir galvojau, kad tikrai nebenoriu kažkur su teatru ar dar kažką. Tai mano sesė iš tikrųjų mane pastumėjo, man padovanojo pirmą mano paletę ir aš ten kažką pradėjau ir galvojau, įdomu. Ir tada reikėjo pradėti domėtis, ką čia galima veikti Lietuvoje ir Grimo akademiją atradau. Ir tada jau ta lemtingoji dėstytoja, kuri pasuko šiek tiek jau daugiau į kiną ir... Jo. Ir sutikau Rūtą savo pirmam projekte, iš tikrųjų. Koks buvo pirmas tavo projektas? Potato. Potato, okay. Tai čia yra studentiškas, kas čia yra potato? Ne, čia buvo Suomiai. Oi, atleiskit man. Suomių komedija. Suomių komedija, man jau įdomu, aš jau žinokit, žiūrėsiu šį vakarą. Gerai, ir čia jūs susipažinot, ar ne tame? Ir taip viskas vyko, užsikabinai ir keliauji į dar didesnius. Gerai, kaip tu, Rūta, sugalvojai, kur buvo tavo pradžia ar nežinau, kokia tavo istorija yra, kaip pasukai į Grimą? Aš net nežinau, kur buvo pradžia, nežinau, ką skaityti tą pradžią. Gal pačios pirmos užuomazgos buvo, kai mes su pusseserė žaisdavom kirpyklą ir tiesiog labai mėgdavau įpinti plaukus ir dėti visokius blizgučius ant veido, gal čia pradžia, nes šiaip mano po mokyklos baigimo visiškai gyvenimas ėjo link kitos pusės, aš planavau stoti į mediciną, dar netgi 2 metus prasimokiau gamtos mokslus ir vis dar galvojau, kad perstosiu į mediciną ir aš net nepamenu, kas ten nutiko, kad aš taip staiga nusprendžiau išvažiuoti. Čia gal buvo labiau net ne apie patį Grimą, bet apie išvažiavimą. Aš tiesiog labai norėjau išvažiuoti į užsienį pastudijuoti. Ir tiesiog susiradau programą ir tuo metu Lietuvoje tokių nebuvo ir galvojau, kažkaip, va taip tiesiog. Iš karto Grimo, ar ne? Jo, tiesiog užmačiau ir buvo, nebuvo kažkoks, atrodo, kad kažkas mane ten nuvedė, nežinau, neplanavau, apie tai negalvojau. Ir tuo metu, kai pradėjau studijuoti, aš galvojau, kad aš labiau gal į mados pusę krypsiu, bet taip kažkaip po truputį ir nežinau, kažkaip natūraliai taip viskas susidėliojo galiausiai. Aha, ir yra tekę turbūt, ir jeigu neklystu, tekę grimuoti rūpus Eurovizijoje, ar ne? Taip. Kaip tau ten sekės? Čia tokį visiškai iš lempos dabar prisiminiau faktą. Kuom skiriasi grimas dideliai Europos scenoje? Kaip tenai reikėjo, sugalvoti visą įvaizdį? Šiaip buvo labai įdomu, iš tikrųjų tai buvo visiškai ne tai, ką aš įprastai darau, tai buvo visiškai kita specifika negu aikšteliai, bet su rūpais aš irgi susipažinau per kiną, dėl to, kad mano pažįstama pas mus trečiukė dirba, režisieriaus asistentė, jinai režisavo tą klipą ir tiesiog pakvietė pagrimuoti, sako, čia yra tokia grupė, The Roop, gal žinai, ir kažkaip sutikau ir tai prasidėjo ta mūsų draugystė su jais ir galiausiai Eurovizijos atrankos ir jau grimavau jos, kai jie su On Fire turėjo dalyvauti, bet galiausiai išvažiavom tik tai kitais metais. Šiaip iš tikrųjų labai džiaugiausi ir labai norėjau, nes buvo labai įdomu, dar plus ta Eurovizija, kurioje buvo pandemijos metu. Tai dar įdomiau buvo tam tikra prasme, aišku, ten nebuvo daugelio koncertų ir vakarėlių ir visų kitų dalykų tenai nuvažiavus, bet tikrai buvo įdomu ir labai smagu pabūti aplinkoje ir su kitais atlikėjais susipažinti ir tikrai labai fainai. O pats grimas, tai iš tikrųjų aš visai ten pritaikiau savo grimą, kurį naudoju kine, dėl to, kad aš nenorėjau, kad jie atrodytų labai nenatūralūs, kad atrodytų prigrimuoti. Tai aš manau, kad man padėjo ta praktika kine, kad aš galėjau pritaikyti tas technikas juos grimuodamas scenai.
Nes norėjau, kad jie atrodytų gaiviai, gražiai, bet to pačiu atrodytų neprigrimuoti. Tai aš manau, kad visai pavyko ir visai džiaugiuosi šitą patirtį. Ir visai prisidėjo prie rezultato, kokį mes turėjom. Tai Tikiuosi. labai smagu. Kas labiausiai patinka, sakykime, kai jūs gaunat kažkokį tai projektą arba apskritai sėda žmogus į grimo kėdę, kas labiausiai jums patinka tame grime? Kur jūsų mėgstamiausias arkliukas? Ar ten daryti tas visas tokias, tuos silikoninius dalykus, žaizdas, ar randus, ar apskritai tokį daryti grimą, tokį jau istorinį, ar fantastiniam filme. Žanrai kažkokie yra jūsų mėgstamiausi, kur jums smagiausia dirbti, ar tiesiog eiliniam, nežinau, lietuviškam seriale, tokiam gal, nežinau, net nedirbusios ar dirbusios, tokie paprastai, kur nieko daug nereikia. Tiesiog nugrimuoji merginą, vaikiną ir viskas. Tai pasitaiko, aišku, visokių, o šiaip tai turiu žanrą, neturiu kažkokio labai mėgstamo turbūt, kaip ir viskas patinka ir patinka įvairovė, tik aš asmeniškai nemėgstu istorinių filmų. Kodėl? Nežinau, tiesiog ne mano dalykas. Okay, dėl to, kad yra kažkokių papildomų gal darbų domėtis ar žiūrėti, kaip čia, ar tiesiog tas specifinis grimas istoriniuose filmuose. Grimas kaip grimas, bet tos istorinės šukuosenos aš jaučiu, kad tai yra dar atskiras sritis, kurią tu turi labai gerai išmanyti. Tai aš esu labiau linkus į prostetiką, į ten visokiais kraujukais pasižais, man labai patinka, bet, istoriniai nėra mano stiprioji pusė, o visi kiti žanrai negalėčiau išskirti. O aš neišskirčiau, kad istoriniai filmai nepatinka. Man atrodo, mes tiesiog turėtume turėti daugiau patirties su tais plaukais, kas gąsdina. Nes iš tikrųjų, apie plaukus nekalbėjom, tai jūsų irgi darbas yra viena veidas, kita yra plaukai. Jo, dažniausiai mes Lietuvoje turim mokėti daryti viską, ir plaukus, ir veidą, ir žaizdas, ir žodžiu, nes užsienį dažniausiai būna atskiri žmonės, kas su plaukais, kas su grimu. Tai aš manau, kad mano stiprioji pusė tai yra tas grimas, kurio tu nematai. Man labai patinka dirbti su pačia oda, kad žmogus atrodytų gerai, bet neprigrimuotas, kaip tu sakei. O kuo natūraliau, ar ne? Taip. Aš tikrai dėčiau tų blizgučių kiekvieną kartą, bet mes kol kas tam neturim galimybės. Bet pavyzdžiui, aš savęs nesu atradus su speciefektais. Visiškai ne. Man tikrai būtų įdomiau mokytis siūt perukus, negu kad daryti prostetikus. Bet dėl to mes galėtume būti komandai. Puikiai, gerai. Ir paskutinis klausimas tada jums abiems yra, o kas toliau? Nes jeigu kalbinčiau aktorius, tai tas tradicinis klausimas, kokį svajonių ar ne vaidmenį nori suvaidinti, arba su svajonių režisierium gal nori dirbti, nežinau, Scorsese ar kokiu. O jūsų yra kažkoks svajonių, nežinau, projektas, režisierius, aktoriai ar šalis? Kas būtų tas jūsų, kas toliau? Aš tai tikrai turiu svajonę. Mano svajonė yra padirbti siaubo filme. Ne dėl to, kad ten kažkuo tai taškytis ar dar kažką. Aš tiesiog labai norėčiau pamatyti tą specifiką. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduojat, kaip reikia aktorius close-upų į kamerą. Čia yra tiesiog neįkainojama, man atrodo. Tik gaila, kad labai mažai pas mus yra siaubo. Lietuviškų siaubo filmų tikrai yra. Bet gal atvažiuos kas nors, gal kažkas norės. Labai linkiu, kad tau atvažiuotų siaubo filmas ir imtų tave gerai. Rūta. Mano net nežinau, aš kartais jaučiuosi, kad aš jau pildau tą savo svajonę kasdien, tiesiog taip myliu tą savo darbą, aišku, jis būna labai išvargina, bet tiesiog jaučiuosi, kad save realizuoju ir atrodo, ko aš dar galėčiau norėti, bet aš šitam Heavy Trip filme jaučiu, kad atradau savo tą poziciją grimo departamente, kurios ir norėčiau toliau siekti. Aš tikrai supratau, kad man labai patinka būti grimo dizainerė, nes man labai patinka ne tik kūrybinis tas visas procesas ir pats grimas, bet aš esu toks, man patinka tie darbai, kurie paprastai kai kurias kaip grimerės gąsdina, arba šiaip apskritai žmonės, ne tik grimerės. Tai visokie popieriai, sąskaitos, lentelės, biudžetai, Exceliai, man žiauriai patinka. Fantastika. Visi labai apsidžiaugia. Gerai, tai ką, tai aš jums linkiu, kad jūsų svajonės išsipildytų, aš jums linkiu didžiulių projektų, turtingų projektų, daug patirties ir garsinkit Lietuvą ir toliau.
Ačiū Jums, žiūrovai, ačiū Jums, kad atėjot šiandien ir gero sekmadienio vakaro visiems. Ačiū labai.